Kažkurią dieną sugalvojau pažiūrėti YouTube'ai, kaip užsidirbti pinigų. Išmetė apie 9500 rezultatų ir nei vieno konkretaus. Visi kažką pasakoja, vynioja į vatą, bet taip ir neparodo jokių konkrečių būdų. Noriu, kad šitas kanalas būtų kitoks, kad jis būtų lietuvių kalba ir turėtų patį geriausią turinį. Aš filmuosiu ne save, o filmuosiu savo ekraną, kad tu galėtum pamatyti užkulisius, kaip viskas vyksta iš tikrųjų. Jeigu tai yra tai, ko tu ieškai, subscribing. Jei tavo tikslas yra uždirbti daugiau nei vieną kartą, tu privalai išmokti kažkokio įgūdžio, kurio nemoka kiekvienas žmogus. Tai gali būti kažkas visai paprasto, pavyzdžiui, internetinių puslapių kūrimas. Čia ne kažkoks tai raketų mokslas, paukotum 4-6 valandas, žiūrėdamas YouTube filmukus ir jau galėtum kurti puslapius už pinigus. Tik mokykloje reikia mokytis 12 metų. Realybėje vyksta viskas daug greičiau. Dabar tau parodysiu, kur tu galėtum parduoti savo paslaugas. Aš naudoju tokią freelancerių platformą Fiverr.com. Joje per mėnesį apsilanko virš 33 milijonų žmonių. Pats paslaugų nepardavinėju, turiu kelias internetinės parduotuvės, bet čia pastoviai perku visokias paslaugas, logotipus, video ir panašiai. Radau šią merginą, jos vidutinis užsakymas yra $300. Ji yra pardavusi 17 paslaugų ir dar 2 žmonės laukia eilėje. Galima matyti, kad ji užsiregistravo vasario mėnesį, o tai reiškia, kad ji uždirba daugiau nei $1000 per mėnesį. Manau, ji užtrunka apie 40 minučių sukurti vieną puslapį, o gal net ir greičiau. Ir jai tai reikia surasti 3-4 klientus per mėnesį ir ji uždirba $1000. Visai neblogai kaip per kelias valandas darbo. Fiverr'yje gali parduoti bet kokį savo įgūdį. Dizaino darbai, video montavimas, puslapių kūrimas, tekstų vertimas, muzikos kūrimas, nuotraukų retušavimas. Realiai gali parduoti bet ką, ką tik sugalvosi. Hello, it's me, Jesus, up in heaven, and I want to make you an awesome video, starting at just $5, exclusively on Fiverr. Turbūt nenustebtum, jei pasakyčiau, kad kiekvienas atėjęs žmogus bando išsirinkti geriausią variantą. Todėl tau pradžioje reikės surinkti gerų atsiliepimų. Turėsi pasiūlyti pigiau, greičiau ir geriau. Kai pradėsi gauti daugiau užsakymų nei gali užpildyti, tada pradėsi kelti kainą. Yra begalė žmonių, kurie naudodamiesi būtent šitais metodais uždirba savo pradinį kapitalą. Manau, per 2-3 mėnesius gali pasiekti 3000 eurų į mėnesį sumą. Jeigu turi kažkokių klausimų, drąsiai rašyk, prižadu atsakysiu, viską paaiškinsiu. Jei tau patiko ir išgirdai kažką naudingo, palaikink ir pasidalink su savo draugais. Jei nepatiko, disliking ir paaiškink, kodėl nepatiko. Kitą kartą padarysiu geriau.